Nu va, štai ir priejau tuos griuvėsiukus. Geras keliukas, čia tikėjausi blogesnio. Medeliai pasodinti palei kelią. Bus graži alėja iki tos šventiklėlės. Ir pradės turistai čia važinėti, kaip ir Ankorvatės. Rodo, tą rezervuarą statė viena iš priežasčių. Buvo, kad khmerai galėtų treniruotis laivyboje, nes jie nebuvo kieti. Jiem reikėjo pasiruošti, kad galėtų kariauti su vietnamiečiais. O vietnamiečiai yra asai. Jie labai gerai valdo laivukus ir khmerai turėjo pasiruošti. Tam ir buvo pastatytas šitas rezervuaras. O kai statė pylimą, užpylė ir tą šventovę ir dabar tik viršūnėlė kyšo jos. Tai va, tiek man papasakojo mano naujas draugas.